Sveiki vaikai ir kiti klausytojai. Šiandien pakalbėsime apie Joną Biliūną ir jo 4 apsakymus: Brisiaus galas, Liūdžiau, Ubagas ir Nemunas. Garsus lietuvių realistas Jonas Biliūnas dar priskiriamas džiovininkų ar ironiškai pavadinamų mirtininkų kartai gyveno išties neilgai, tik 28 metus. Nors ir trumpas gyvenimas, bet palikimas lietuvių literatūroje liko nemažas. Rašytojo Jono Biliūno kūriniai pasižymė humanistinėmis idėjomis, lirizmu, aiškiu vidiniu išgyvenimu. Šio išgyvenimo kūrinių veikėjai kartais supranta savo ar kitų klaidas, susimasto ir jaučiasi nelaimingi ar suglumę. Apsakymas Liūdžiau pasakoja apie nereikalingo ir užmiršto katinėlio ir jo gyvenimo pabaigos istoriją. Mažas vaikas tiesiog norėjo būti medžiotoju ir sumąsto pašaudyti iš lanko į bejėgę būtybę. Tačiau po savo žygdarbio pasijuto nekaip. Viena paleista iš lanko strėlė jaunąjį medžiotoją paveikė lyg strėlė būtų kliudžiusi ne tik benamę katytę, bet ir jį patį. Širdį jaučiau skausmą ir sunkumą, tarsi didelė našta slėgė krūtinę. Pasakotojas aiškiai apibūdina savo vidinę būseną. Vaikas tik po kelių dienų išdrįsta prisiartinti prie įvykio vietos, pamesta lanką sulaužo ir išmeta. Antrokas vaikas patyręs nedžiaugsmingą nuotykį, gailisi ir liūdi dėl savo poelgio. Su ironija išreiškiamas skausmas. Tai buvo vienatinis mano gyvenime šūvis, bet laimingas. Aš šį lig šiolei dar tebenešioju savo krūtinį. Panašus pasakojimas ir jausmai, kaip apsakyme Liūdžiau, aprašomi ir kūrinyje Brisiaus galas. Kažkada be galo pravartus šuo tampa niekam nebereikalingas ir yra tiesiog nušaunamas mylimo šeimininko. Šuo nesupranta tik vien, kodėl šeimininkas pabėga, nepabūdamas šalia paskutinės minutės. Juk jisai mirdamas tik kojas jam paskutinį kartą palaižyti norėjo. Brisius gal ir suprato žmogaus poelgio priežastį, bet gyvūnui vis tiek skaudu. Pramerkęs akis, tik spėja pamatyti, kaip nuo jo tekinom bėga žmogus, turėdamas rankų šaudyklę. Šeimininko pabėgimas tai aiškus skausmas, kurį patiria dėl savo poelgio ne tik augintinis, bet ir jo šeimininkas. Jono Biliūno Ubagas yra kitoks kūrinys nei prieš tai mūsų aptarti. Šiame apsakyme pasakotojas susitinka su senu, kadaise buvusiu turtingu ir visų gerbiamu Petras Sabaliūnas, kurį iš pat mažumės pažinojau kaip turtingą, pasiturinti žmogų, kursai buvo geriausias mano tėvų kaimynas ir bičiulis, dabar ubagas, tačiau šeimos atstumtas lieka benamiu. Pasakotojas gėrisi senuko dvasios taurumo, nes senukas nekiek nesmerkė savo šeimos, tik kenčia dėl tokio pasaulio. Žinai, senas žmogus visur nemalonus. Ubago šie žodžiai aiškiai mums nurodo jo vidinį liūdesį ir skausmą. Žmogus supranta, nieko nebegalės pakeisti. Pasakotas galiausiai prisimena senuko gerą širdį ir dosnumą. Ir pats susigėsta, nes negali jau kuo nors padėti. Randa tik duonos seneliui. Mačiau, kiek skausmo, kiek jausmų sukėlė jo krūtinėje tas pirmasis duonos kąsnelis, iš svetimų išprašytas. Išmala žmogui skausminga, bet žmogus lieka be galo dėkingas savo geradariui. Girdėjau, kaip už vartelių pradėjo balsu melstis už savo prietelius ir geradarius. 1905 metais Jonas Biliūnas parašė neilgą apsakymą Nemunas. Šiame kūrinyje yra gvildenama žmogaus išvaizdos ir jo gyvenimo susiklostymo klausimas. Apysaka parašyta pirmu asmeniu ir mes galime įsijausti į pasakotojo vaidmenį. Veikėjas pamato jauną merginą, nors iš pradžių šios panelės balsas pasirodo ir pažįstamas, tačiau jos neužkalbina. Atvirkščiai, gėdijasi aplinkinį. Norėtųsi prakalbinti ją, paklausti apie tą visą, bet aplinkui žmonės nėra tiek drąsos. Jauna mergina visų atstumta ir net žeminama. Tad paleistuvė ir užsikrėtusi, pasakotojas jos prisibijo ir net saugo aplinkinius, kad jį jų kažkuo tai neužkrėsiu. Instinkto vedamas, nutvėriau studentę už rankos, žiūriu į tą nelaimingą paleistuvę, tarsi norėdamas iš savo pažįstamą nuo jos apginti. Lipant iš garlaivio jos neprisiliesti, nesusitepti. Šis liūdnas apsakymas taip ir kelia mums klausimą, kodėl mergina leidžia būti pastumdomai ir kodėl žmonės taip elgiasi su vargšė mergina. Panelė nenusipelno tokio skausmo. Moteriškas akis žiba piktų džiaugsmų, tarsi ji laiminga tuo, kad viešai gali nužeminti ir apkaltinti merginą. Mergina išrausta kiek
bet šypsosi kaip pirma. Taigi, Jonas Biliūnas šiuose apsakymuose rašo apie žmonių patiriamą skausmą ir jų vidinį išgyvenimą. Ne visi žmonės yra tokie, kad galėtų užjausti kitus ir galėtų gailėtis dėl savo